Labą dieną, šiandien yra kažkelintas epizodas podcast'o Nepatogu. Ir šiandieną mūsų sąstatas šiek tiek kitoks, nes turime viešnią. Tai yra Viktorija, kuri yra pokyčių mentorė. Iš tiesų, tai aš nedaug žodžiausiu apie Viktoriją, aš labai mėgstu suteikti žmogui žodį, kad jisai pats prisistatytų, šiek tiek apie save papasakotų. Ir šiandienos epizodo pavadinimas, tema, kurią mes iš tiesų nagrinėsime, tai yra, o kodėlgi žmonėms nepasiseka veikloje ir ar visiems gali pasisekti. Tai labas Viktorija. Sveiki visi, tai mano vardas Viktorija Vaitkevič ir aš šiuo metu vadinu save pokyčių mentorė, nes žmonės vadina ir mato mane, kad aš galiu išjudinti. Bet iš tikrųjų mano visa pradžia socialiniuose tinkluose prasidėjo gerokai anksčiau. Tu žinosi, kad tikrai daug mokymų marketingo pravesta, kelis metus komunikavau vien tik apie marketingą, sukaupti 7 metai ten ir ką sužinojau ten, būdama, kad dažniausiai nežinių trūkumas lemia sėkmę, o būtent kažkokie gilesni dalykai, kurie tiesiog ilgainiui sustabdo žmogų ir man, būnant marketingė, supratau, kad, čia dar vieni mokymai šitam žmogui nepadės arba konsultacija, čia reikia gilesnio prieimo. Tai dėl to mano pati veikla modifikavosi į tai, kad aš padedu žmogui šiek tiek giliau, apinant visiškai kitokius įrankius. Tai trumpai taip. Aš tai kadangi Viktorijos nepažįstu ir manau, kad daug kas žiūrės, irgi nebūtinai pažįsta, tai labai turiu tokio didelio noro susipažinti ir smalsu, labai, nes ir su neringa kalbėjom, sakau, bet aš nepažįstu jos, bet sakau, specialiai nesigilinsiu, kad galėtumėm taip natūraliai pažindintis pokalbio metu. Tai Viktorija, man labai įdomu, su kokiais žmonėmis tu darbuojasi. Tai yra, kokią problemą iš esmės turintis žmogus dažniausiai tave kreipiasi ir ko jisai tikisi. Tai dažniausiai būna 2 tipai žmonių. Pirmas žmogus, tai kuris nori pradėti kažkokią veiklą, bet dažniausiai stabdo kas baimės, aš nežinau iš vis nuo ko pradėti, ar man tai tinka ar netinka, tai visos tokios dvejonės, kai žmogus tiesiog labai pažeidžiamas ir jam reikia ramstės, ar tikrai aš gerai einu. Ir kitas žmogus, tai tas tikslinis, taip sakant, klientas yra tas, kuris jau yra versle savo, turi savo veiklą, bet iki tam tikro taško viską bandė ir toliau kažkoks strigimas ir nesupranta, kaip man išeiti iš to sąstingio savo. Tai tokie 2 tipai žmonių kreipiasi dažniausiai pas mane. Tai labai įdomu tada paliesti, ką neringa paminėjo, tai dėl ko žmonėms nesiseka jų veikloje arba nesiseka pradėti sėkmingai savo veiklą. Tai jeigu pasimsime tą pirmą žmogų, tai dažniausiai būna taip, ką pagalvos kiti, čia topinis, nes ką pagalvos mama, ką pagalvos močiutė, o Dieve, jeigu aš išeisiu dabar į stories ir kaip čia visi žiūrės į mane ir tik tai apie jį ir kalbės. Tai čia toks topinis dalykas. Kitas dar, kad tiesiog nežino, kokius veiksmus daryti, tai tos marketinginius, tai dažniausiai kaip aš pradžioje šventai tikėjau, kad tik tai marketinginių dalykų užtenka. Aš pati taikiau, mokiau, bet vėliau supratau, kad jie tempia iki kažkokio lygio, iki kažkokio momento, kai vėliau viskas. Toliau jau tik tai kažkokios tavo kūrybiškos idėjos, sprendimai, pasitikėjimas savimi. Tai tas pirminis... Atsiprašau. Turim pirmą feilą. Ne, čia galim palikti, čia sako, kai teisingai pagalvoji, o aš jau turiu antrą klausimą, tai galėsiu užduoti. Viktorija, tęsk, tai antras žmogus, tai jau kažkaip ir pasakiau, kad jis striginėja ties ko. Kai jau pabandė ir viskas. Ir man tada, pavyzdžiui, kažkokie postus kelių, bet nėra įsitraukimo, nėra klientų, tada frustracija iš vis, kam aš čia darau kažką, geriau aš mesiu, iš vis čia ne mano veikla. Tai tokia tarsi duobė ir iš tos duobės ką reikia daryti. Arba mes bandome kapanotis ir išeiti, arba aš viską metu ir viskas. Ir tada, nafik, taip sakant, išeinu.
O kas yra tų žmonių motyvacija apskritai, dėl ko jie sugalvoja, kad jiem reikia dabar tą savo veiklą vystyti ir kaip jie įsivaizduoja tą sėkmę? Man labai įdomu, nes vis tiek žmogaus gyvenime kažkas vyksta, kad jisai nusprendžia, kad nori pokyčio, tada ateina pas tave ar ne, pradeda tą pokytį, bet kur link jisai eina, kokios jisai tos sėkmės tikisi? Mano toks, kliento tipažas tai mamos, nes aš mamų darbų biržos įkūrėja, tai tos visos mamos, ilgą laiką buvau dirba mamos įkūrėja, po to pakeičiau į savo asmeninį. Tai tos mamos, kurios yra VPA ir jie supranta, kad jau jie į darbą nenori sugrįžti, bet tai puikus momentas, kada aš galiu pakeisti savo tam tikrą gyvenimą, veiklą. Dažnai sako, mano draugiai pasisekė tam, pavyzdžiui, gaminti muiliukus, tai ir aš pradėsiu. Tai čia pirminė motyvacija. Kiti žmonės ir ta antrinė motyvacija dažniausiai būna lemiama ir sėkminga tada, kai jie atranda savo tikrąjį pašaukimą, tą savo tikrąją misiją. Tada čia jau šiek tiek lengviau viskas klostosi, nes su muiliukas būna taip, kad varau, bet suprantu, kad tai visiškai ne apie mane, bet vis tiek, kitiems sekasi ir tada aš save drožiu iki begalybės, kol išsenku ir viską parduodu. O jau kai turi tam tikrą savo misiją ir iš to savo pašaukimo, tai ta jėga, jinai žymiai stipresnė. Jinai tokia, kur tarsi, būna momentai, kai viskas, mesiu viską, bet pabūni toje būsenoje ir tokia, viskas. Bandome kitaip. Tai čia jeigu iš tikros misijos, iš savo pašaukimo. Bet dar vieną tokį momentą vis tiek grįžtant prie tos sėkmės, kaip žmonės įsivaizduoja, nes tai turbūt bus susiję ir su tuo, dėl ko jie nusivilia ir meta. Aš bent jau ką dažniausiai matau, tai labai labai didelį lūkestį, kad mano veikla dabargi net nebevadina niekas amatas, ne, muiliukų darimo. Mano solo verslas, sako, aš jau solo viena savo pati verslininkė. Ir prisižiūrėjus tų socialinių tinklų, tikrai susikuria tas lūkestis tai sėkmei, tai yra, aš tik tai pradėsiu ir dar jeigu atrasiu tą pašaukimą, kuo greičiau ir tą tikrai teisingą, ir kai pradėsiu apie tai komunikuoti ir ten savo produktą pristatinėti, tada mano gyvenimas dramatiškai pasikeis. Aš galėsiu pirkti, ten irgi aktorį, rankinės, ten po 20 000, varyti į Maldyvus, aš turėsiu 100 000 sekėjų, finansinę laisvę, nepriklausomybę ir visam tam reikia savo pašaukimą atrasti. Tai ar nėra taip, kad žmonės tokį susikuria maks lūkesti, prisižiūrėję tų sėkmės pavyzdžių įvairiausių ir kai taip nepasiseka, tai tada ir nusivilia? Taip, bet žinok, čia sėkminga sėkmė iš kur, kai visi skrolina ir mato tą tokį dailų turinį, ypač prieš pardavimus, ką moteris daro. Parodo savo Louis Vuittonus rankinukus, Diorus kelionės, o ypač jeigu pardavimą padaro Dubajuje, tai čia iš vis tobula, nes visi nori tos būsenos, nori tokio pat gyvenimo kaip jinai. Taip, gyvenimo būdo, taip, ne? Ir kaip mes susidarome įspūdį. Aš buvau marketingė, aš puikiai suprantu, kaip viskas veikia. Turime parodyti tobulą gyvenimą ir tada visi galvoja, kad tik tai visi socialiniuose tinkluose tobulai gyvena, nors įkelia postą ir žliumbia kažkur, nes sako, nėra klientų, nėra įsitraukimų. Tai sorry, vyksta toks gyvenimas, bet o ką paprasta moteris skrolindama mato? O jei ten ir Dubajuje, kita Maldyvose. Ir rožių jai, kita 10 000. Tą tuntą padovanojo, ne? Arba įrašinėja. Aš irgi noriu, čia vyrui savo sakau. Mano vyras jau 7 metus sako, tu nemėgsti gėlių. Aš sakau, aš jau prieš 4 metus tau pasakiau, kad aš mėgstu. Aš pradžioj taip sakiau, bet jau pakeičiau nuomonę. O ką mes matome iš stories? Gėlės ir ateina ponė pasidažius ir čia visada gėlės ir po to, nukrito čia viskas. O iš tikrųjų, čia viskas labai labai nublizginta. Ir žmonės scrollina, žinot, ir tada išeina taip, kad visi gyvena sėkmingą gyvenimą, tik tai aš kažkokiu. Tik ne tu. Taip, tik tai ne tu. Ir aš vakar mačiau gerą postą grupėje, Facebook'e, kad moteris rašo, žinokite, visi tokie sėkmingi, o aš bandau vieną, kitą, trečią dalyką ir man vis nesiseka. O kodėl nesiseka? Nes tu gyveni kitų gyvenimais, atrodo, kad visi sėkmingi, tik tai ne tu. Tu pirmiausia pati laiminga iš savęs. Pradėk dėkoti už viską, sau dėkoti, užsipildyk ir tau
ta pirmoji veikla jau galbūt būtų pasisekusi. Nes visą laiką bandai, bet tavęsgi čia nėra. Tu kažkur kitur, kitose gyvenimuose, tai pirmiausia, tiesiog nustoti skrolinti, kuo mažiau skrolinti ir gyventi kitų gyvenimus, užsiimti savimi, užsiimti tą bent jau saviugdą. Nesilyginti, ne, su tais kitais ir jų rezultatais, o fokusuotis į tai, ką tu nori. Aš labai noriu šiek tiek pargražinti į vieną vietą, žinai, nes Viktorija minėjo prieš šitą dar klausimą apie tą misijos atradimą, žinai, tikrą pašaukimą. Ir mes tikrai labai dažnai girdim, ne, kad aš atradau savo savirealizacijos kryptį, aš žinau, kas yra mano misija, žinai, vizija ir taip toliau, žinai, jau čia kaip tėvė mūsų, žinai. Bet ta prasme, mes labai dažnai tai girdim, labai daugumai, aš netgi neišskirčiau tik tai moterų šiais laikais. Ir vyrams ateina toksai matymas, mąstymas ir suvokimas, kad dabar aš turiu kažkaip tai čia stebuklingai atrasti tą savo pašaukimą, misiją ir jau kai aš atrasiu, tai tikrai pradės kristi pinigai iš dangaus. O jeigu iki 40 neatrasiu, tai jau aš esu pasmerktas. Aš tokių esu girdėjęs, man jau per vėlu, man čia viskas ir atrodo, kad tada ta veikla turi būti tik tai iš to kažkokio pašaukimo ir žinai, aš nežinau, Viktorija, va tu papasakok, kaip atrodo tas darbas. Aš labai matau daug žmonių, kurie yra užsikonservavę ir dėl savo veiklos apskritai nedaro nieko, kol nesuprato, nesusapnavo ten to pašaukimo, žinai, kol ten taro kortos neparodė. Žodžiu, kol jiem nėra aišku, jie nedaro nieko. O kiti, žiūrėk, per tą laiką galbūt neturi dar atsakymo, bet jie priima tai kaip, procesą, gal rasiu, gal nerasiu, bet kažką daryti, žinai, ir turi nuoseklumą, kažkokią tai discipliną, daro veiksmus ir žiūrėk, turi rezultatą tam tikrą. Ir dažnu atveju netgi geresnį vien dėl to, kad, daro, o ne tik, žinai, ieško. Tai vat kaip tu matai? Taip, žinok, ne visai ir lengva rasti tą misiją pašaukimo, aš dar papasakosiu, kaip aš pati pajaučiau tą energiją vidinę, ko aš iš tikrųjų pati noriu, nes aš kol per savo patirtį visko nesuvirškinsiu, tol nepradėsiu sakyti. Tai kaip pavyzdys yra viena klientė, rašo, žinok, Viktorija, straglinu ir tiek minčių, ir tiek idėjų, ir konsultavau ir pasakiau, kur link jinai turėtų eiti, bet vis tiek toks kažkoks, aš nepradedu, nes neaišku kodėl. Yra labai daug žmonių, nes, tiesiog. Nes pilna laikas dar. Taip. Nes dar nejaučiu. Retrogradinis mėnulis šiandien. Taip. Nepradedu ir nedarau visiškai jau. Nėra retrogradinio mėnulio. Žinok, kažkam gal būna. Astrologai visi. Nes čia tas dalykas, kad jinai galbūt tikisi, kad atneš kažkas ant lėkštutės, dabar tu tapsi gydytoja ir viskas, tau atneš rožės, tau gyvenimas nuklotas bus išvis tobulas. Nebus taip, kol mes nepradėsime išvis žingsnių daryti. Aš sakau taip, aš galiu pasakyti, kad tu būsi gydytoja, bet tas gydytojas ten, o tu esi čia, tu neiššoksi į tą gydytoją. Tau reikia padaryti dar 100 žingsnių iki jo. Bet čia tiesiog pasižiūrėti, ką aš čia šiandien galiu padaryti su situacija, su esamom veiklom, su esamom žiniom, su esama patirtim, kokį žingsnį aš galiu sekantį padaryti. Ir misija, aš žinokite, labai ilgai Neringa matė mano tą visą, gal jautė visą tokį straglinimą irgi savo to tokio pašaukimo, kai aš buvau labai aiškiai apsibrėžus, kad aš apie marketingą ir tai taip žemiškai ir aišku kitiems, o po to mane nunešė visiškai tokius astrologinius dalykus, į psichologinius, į neveikimą, į stagnaciją. Ir čia toks įvyko, kad aš galiausiai nesupratau, nes draugė sako, ką jinai veikia, nežinau, ką jinai veikia, ką jinai daro. Ir klausė manęs, aš sakau, aš irgi nesuprantu jau, ką aš darau. Žinokite, buvo toks momentas, kad aš pati pasimečiau visame kame, nes aš pereidinėjau iš vienos veiklos į kitą ir aš neatrandu savęs. Ir po to man sako, tavo patirtis visa ir N mokymų padarytų ir 4000 klientų ir ten pardavimai belim kokie, tu neturi ją visiškai nunulinti, čia pirmiausia, ką žmonės, nes kartais būna, aš pradėsiu naują gyvenimą gyventi nuo nulio, čia kaip nuo gimimo ir pradėk tada kalbėti japonų kalba ir čia negalima numulinti. Bet aš tada suprantu, kad marketingas ne, astrologija arba mane vadina numerologija, tai irgi ne apie mane. Ir tada taip, atradau vieną tokią labai galingą praktiką, pavyzdžiui, tų 80
ir pasakoju savo anūkams, kuom tu didžiuojasi, ką tu padarai žmonėms. Ir man toks aiškus suvokimas, kad išvedžiau žmonės iš stagnacijos, tam tikrus bent jau vieną, ir man toks energijos pliūpsnis. Ir aš dabar suprantu, kad tai visiškai tas varomasis rodiklis ir visa kita tai bus tik tai įrankiai per gyvenimą, kuriuos aš pasirinksiu padėti žmonėms išeiti iš tos stagnacijos. Ir aš galbūt čia šitam dabartiniam laikotarpiu esu ta, kur man net tai veža. Gal po 10 metų aš pasakysiu, gal gydysiu žmonės. Tai viskas keičiasi, mes neturime prisirišti prie kažkokio vieno plano, kaip ten, žinot, tėvai ėjo 20 metų į vieną darbą ir mes dabar turim. Tai neprisirišti, arba kitą kartą ir mesti, jeigu jauti, kad dabar viskas atgyveno ir einame, dabar modifikuojam save kažkaip ir pradedam kitaip. Tai Viktorija, jeigu gerai išgirdau, tai žodžiu, ta stagnacija, jinai labai dažnu atveju būna apskritai netgi išdrįsti pradėti dėl to, kad žmonės nežino, nuo ko pradėti ir to savo pašaukimo ieško ir kuria čia kryptim judėti, ką gyvenime veikti. Tarkim, ar ne atėjo pas tave, ar pas kažką tai kitą, kažkokiu būdu išsigrynino, ką nori veikti ir pradeda tą savo veiklą galbūt kurti, ar ne, nuo kažko pradeda. Tai kas yra tas sekantis etapas, kuriame žmonės dažnai pradėję jau vėl užstringa? Ir sustoja. Tai kai kurie turbūt net ir pasiduoda. Taip. Tai tas pirminis, kai daug entuziazmo, aš jau pradedu, aš daug mokymų ir viskas čia man seksis, tu darai iki kažkokio taško ir pamatai, kad viskas ne taip, kaip tobulai, kaip atrodo socialiniuose tinkluose, kaip pas kitus. Tai ta pirma tokia akistata, turbūt, kai pamato tą realų rezultatą, kad kelių ir rodos ir įstraukimo mažai, ir tas, ir anas. Tai tas dalykas, kai dažniausiai būna, kai užstringa ties viena komunikacija, kad daro tą patį per tą patį, arba vienu momentu paėjo tą patį komunikaciją, o po to jau viskas. Ir čia tas etapas, kai reikia bandyti daryti kitaip, čia iš marketinginių pusių. Arba jie irgi, arba meta. Kaip pavyzdys, jau apie tai pakalbėjome. Ir kodėl užstringama iš vis, nes jie puola į aukos poziciją, čia visiems sekasi, tik tai ne man sekasi ir čia iš vis nieko aš nedarysiu. Ir iš aukos pozicijos labai sunku išbristi iš vis, nes neateina kūrybiškos idėjos. Tai. O mūsų atsakymai, mes visus atsakymus turime. Čia GPT junkite visus atsakymus. Galima surasti viską. Ir tų, kurių yra ir kurių nėra net. Taip, bet tiesiog viską, visus atsakymus galime gauti dabar, pasimti konsultaciją. Šiaip dažniausiai kaip kartais reikia kažkam spyrio kažkokio išjudėjimo ir duoti tokio impulso įkvėpimo. Tai ir klausyti kažkokių grinai ir podcastų, ir motyvacinių, knygas skaityti, bet kitą kartą prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir pasakyti, aš ne auka, įvyko dabar šūdina situacija, bet aš nepuolu į neviltį kažkokią, aš pabandysiu padaryti kažkaip kitaip. Nes dažniausiai taip, čia nepavyko, po to dar nepavyko, trečią kartą nepavyko ir tada kaip iš vis nieko nedarysiu. Man, žinai, suskambėjo irgi ta vieta, aš jeigu gerai suprantu, tai grįžtam prie to paties, ar ne, prie neadekvačių lūkesčių ir noro greitų rezultatų. Ir kai jų nėra, tai ties tuo pirmu tokiu nepasiektų greitų rezultatų, ties kažkokiu pirmu sunkumu sustojam, pradedam kvestionuoti savo tą visą judėjimą tą kryptim, ar gerai ar negerai. Tai tas, kas turi resurso kažkokio vidinio galbūt daugiau ir motyvacijos, ne, ir to noro galbūt daugiau, tai dar pabando kažką padaryti kitaip, bet didelė dalis žmonių su ta pirma nesėkme susidūrė, jie ir sustoja. Bet čia, žinai, man kyla irgi tokia viena mintis. Grįžtant prie to paties pašaukimo. Ar nėra taip, kad tiek yra daug visokių priemonių žmogui padėti išsigryninti kažką, rasti tą atsakymą, ar ne, pajausti, kame ten yra energijos, kad kažkaip man ir atrodo tas pakreipimas į tą kažkokį tobulumą, kad pritaikysiu techniką, turiu išsiaiškinti kažkokį pašaukimą ir tas išsiaiškinimas mane apsaugos nuo klaidos. Nes aš labai dažnai girdžiu tokį dalyką, jeigu aš pasirinksiu teisingai, tai eisis lengvai, kaip per sviestą. Ir gaunasi, jeigu žmogus turi tą lūkestį, kad aš jau išsigryninau, aš jau savo kelyje, jisai ateina iki to taško, jam vis tiek atsitinka kažkokia tai galbūt mini nesėkmė arba jisai sustoja
Ir jisai va čia vėl pradeda klausti, tai čia tikrai tada mano pašaukimas ar ne mano, nes jeigu man kažkas pažadėjo, kad eis lengvai. Taip. Tai va kaip čia? Žinai ką, viena mintis, vakar kaip tik girdėjau, žiūrėdama vienos pažįstamos moters storius ir žinai buvo pasakyta frazė. Jeigu tai mano, tai net jeigu aš nusisuksiu kitų kelių eiti, tai mane pasivys. Bet jeigu tai ne mano, tai aš galiu per jėgą bandyti daryti, man nepasiseks. Ir aš, žinokit, sustojau ir galvoju, palauk. Tai kaip dabar čia išeina? Kad jeigu tai mano, ką tu ką tik pasakėjai, kad man eisis kaip per sviestą. Ir aš taip pradėjau savo viduje kvestionuoti tam tikrus dalykus apie save, kur aš tikrai suvokiu ir tikrai jūs neleisite man meluoti, kad tai, ką aš darau, tikrai yra mano. Nes mano akys su tuo dega, aš kaifuoju nuo to, ne? Bet man tai sunku būna. Ir aš straglinu. Ir aš tikrai būna momentų, kad netgi su kolegė, kuri už kadro dabar sėdi, kvestionuojam, ar tikrai eiti tuo keliu toliau, o gal ieškoti mano atveju darbo iš namų, o gal dar kažkokių tai kitų kelių, nes po velnių, atsiprašau už mano prancūzų, sunku. Tai ką, ne mano vadinasi? Taip, Viktorija, padėk mums dabar suprasti, mums būna sunku. Aš jau tiesiog laukiu, nes čia mano asmeniniai tokie, žinot, kodėl man svarbu išvesti žmogų iš stagnacijos, nes dažniausiai mums labai svarbu padėti žmogui pro tą tašką, kur tu pats kažkada buvai arba nuolat būni, kur tu fokusuoji save labai didelį dėmesį, visi prožektoriai. Aš jau pilna visko, aš jau pilna atsakymų, vadinasi, aš iš pilnumos galiu padėti kitam, nes aš praėjau ir daug išbandžiau. Tai mano tokie gal naujausi atradimai, tai taip, yra pašaukimas, aš net nesakyčiau, kad yra kažkoks pašaukimas, kad dabar neringa bus gydytoja arba gaisrininkė. Tiesiog mes turime tam tikrus skillsus, kuriuos aš galiu panaudoti tam tikroje veikloje. Tu gali būti ir ta pati gydytoja ir gaisrininkė, bet motyvuosi ten gaisrininkus, sakysi, davai kelią. Įspirčiau jų užpakalį, bet pati neįčiau. O čia sėdit, čia tiesiog kažkokie skillsai, bet mes ar kažkas pasakė, kad lengva gyventi, kad mes atėjome čia tik tai plaukti pasrovių ir mūsų neša. Taigi flow, Viktorija. Flow. Taip, flow, bet kai mes pakeliam savo šikną, kartais prancūziškai galima kalbėti. Bet žinok, yra tiek ir pliusinės žmogaus savybės, tiek ir minusinės. Ir jie visada yra. Ir mes tiesiog savo minusinės tas savybės arba patys išsigryninam, arba per tą pačią astrologiją, matricas ir įvairiausias, mes turime žinoti. Ir dažniausiai, kaip aš galvoju, aš atrasiu savo veiklą ir čia flow. Bet flow labai mėgsta, kai pakeli šikną ir minusinės programas savo atidirbi. Tiesiog. Aš labai aiškiai žinau, kad aš turiu šviesti iš pilnumos, bet jeigu aš būsiu aukos pozicijoje ir nesimokysiu ir nesidalinsiu žiniomis, galima pasakyti, kad tiesiog visas flow tiesiog nunešia. Ir kas iš to žinojimo, kad aš žinau? Faina, kad žinau, bet čia išskridimas. O pasaulis mūsų mėgsta realius žingsnius, disciplina kažkokia gali būti, bet realius žingsnius, kuriuos aš čia darau. Ir ką dažniausiai moteris, gal būtų jau ir vyrai, čia mūsų operatorius gal pasakys, dažniausiai kas būna. Aš labai daug mokausi, aš analizuoju save, analizuoju per visur, bet jokių veiksmų nedarau. Tai čia grįžtant prie tos klientės mano. Galbūt jinai labai daug analizuoja, daug masto, projektuoja, bet tai yra išskridimas kažkur. O mums pasaulyje čia reikia realių žingsnių, realių veiksmų. Tai jeigu aš išskrendu kažkur, tai, sorry, tai tiek pat laiko tu skirk ir realiems darbams. O ką tu darai, pavyzdžiui, susidūrus su tokiais klientais, kurie, krenta, kaip sakai, tą aukos poziciją ir bando perkelti galbūt net ir tau atsakomybę už tai, kad jiem nėra rezultato. Gal kažką dar tu ne iki galo pasakei, gal dar jiem kažko ten nepabūrei. Jo, gal dar nelaikas. Atvažiuoti į namus reikia ir pasakyti, prašau,
kelkis, padaryk bent žingsnį, einam, aš nuvesiu tave kartu ir padėk čia vieną ko ar kitą. Nes žinot, vat, kaip marketingė buvau, aš šventai tikėjau, kad turiu išgelbėti. Čia tas gelbėtojo sindromas, mes su Neringa jau susirašinėjom čia prieš metus laiko ir sakau, vat, gelbėtojo sindromas labai mane apėmęs ir buvo frustracija, kai pravedė mokymus ten, ir pasižiūri. Vienas nusipirko, bet net neįsijungė, kitas iki galo pasižiūrėjo, bet nieko nepradėjo daryti. Ir galiausiai 100% žmonių, kokie 10% pradėjo kažką daryti ir numetė. Taip, ir numetė. Ir man tada toks, ką aš blogai darau, o kodėl? Bet kol man vėliau, aišku, vat, gerai, kad nekritau aukos poziciją, nes galėjau ir tada viską meščiau, bet pradėjau dirbti vat, su savim, suprasti visus dėsnius, kaip viskas vyksta, nes neprivalo nieks daryti. Tai yra tikrai labai daug klientų, ypač pamato mano tokią išjudančią energiją, rezultatus žmonių ir galvoju, vat, aš irgi pasiimsiu konsultaciją arba mokymus ir man irgi tai pasiseks, nes kažkokį vat, stebuklingą būdą atrasiu. Tai dabar, vat, su dabartiniu resursu, aš duodu vat, save tiek, kiek jis gali šiuo metu priimti. Buvo pas mane dabar viena klientė, iš tikrųjų labai dideliam perdegime. Ir aš net kalbėjau apie monetizaciją, apie marketinginius, bet aš jau mačiau, kad jinai negirdi. Tuščios akis. Jinai nieko nedarys, matosi. Aš iš karto daviau kontaktus, pas ką reikėtų kreiptis, kad ją išvesti tiesiog bent jau į pliusą, nes kai tu esi pilnas, tada tu gali dalintis žiniomis, bet ne iš minuso. Kai tu neresursai, jinai tiesiog užsidarius buvo ir verkė. Aš žinai, Viktorija, turiu dar vieną tokį klausimą, man pačiai labai smalsu ir aš labai ir socierdvėje tą patį stebiu. Kad čia pačiai, žinai, kaip specialistai, kaip mentoriai, nes vis tiek su socitinklais irgi dirbi, ar ne, tenai tave galima rasti, tai aš matau va tą irgi tokį trendą, kuriame tikrai logikos yra, žinai, dalintis ten atsiliepimais, klientų istorijomis, klientų kažkokiais pokyčiais ir pati su tuo darbuojas, bet visą laiką turiu va tą klausimą, žinai. Kai matau pas žmogų labai daug ten tų pasidalinimų, čia ten 1000 ar ten N+K, ten tų patenkintų, žinai, sėkmę pasiekusių klientų ir tai yra tik tai mano nuopelnas, kad jie padarė pokytį, aš suvokdama, kaip vyksta atsakomybės pasidalinimas su tuo klientu, ne? Visą laiką tada vat keliu klausimą, vat kaip tą rezultatą tada, ar ne, ištransliuoti ir reikia fokusuotis tik į tą kliento rezultatą, žinant, kad aš galiu padaryti tiek, kiek aš galiu padaryti, bet aš neįsiu pas į namus ir jo nežadinsiu, ar ne? Aš neįsiu tenai jo ir laukuose negaudysiu, jeigu jisai nuspręs sustoti, taip aš galiu jį pamotyvuoti, bet aš jo tai nepriversiu. Tai kaip dabartiniai, visoje šitoj tinklų virtuviai, kur tave kaip specialistą irgi vertina pagal tavo klientų pasiekimus, nu kaip ištransliuoti ir išlaikyti, žinai, irgi tą autoritetą, suvokiant, kad ne visada tu garantuosi tam klientui rezultatą, nes neaišku, ar jisai bent 10% padarys iš to, ką reikia ir kur tu jį vedi. Aš manau, kad šiaip mano klientai dabartiniai, aš manau, ką mes transliuojame, tokius klientus, aišku, ir gauname, arba, ne visada, bet geriausiu atveju taip, tai aš neprižadu niekada 100% kažkokio rezultato ir žmogus tais turėtų suprasti. Aš net konsultacijos metu pasakau, kad aš dabar duodu įrankius, bet, pavyzdžiui, vienas buvo dabar, o tai kokį man produktą sukurti? Aš sakau, aš tau pasakysiu žingsnius mėnesiui, 2 mėnesiam, bet ką tu darysi vėliau po manęs? Kai manęs nebus, tu tiesiog prisimk atsakomybę, aš duodu tau žingsnius, kaip pačiam gerai veikti, tą, taip sakant, misiją, savirealizaciją, kokie tavo minusiniai dalykai. Ir dabar tu pats turi prisimti atsakomybę ir eiti. Tai aš aiškiai iškomunikuoju, aišku, dažnai žmonės nori tos stebuklingos piliulės, bet svarbiausia, kaip aš dabar jaučiuosi su to. Kažkaip aš, žinot, seniau labai prisimdavau tą atsakomybę ir mane liūdino visą tą situaciją, bet dabar aš žinau, kad aš labai gerai atlikau savo darbą, kiek galėjau, daviau žmogui, o ten jau jo atsakomybė, ar tai jis paims ar nepaims. Nes aš labai dažnai matau netgi apskritai, iš kur kyla noras turėti mentorių. Tai yra iš to, kad kažkas galbūt su kažko padirbo, turi labai gerą rezultatą ir aš noriu. Tai žodžiu, žmonės nori rezultato, kažkieno tai kito dažniausiai, ar ne? Ir labai dažnu atveju neįvertina, kiek galbūt reikės įdėti į tai
pastangų savo paties. Žinok, vat, šiuo klausimu iš tikrųjų mes su kolegė, su Kristina esam be proto blogos pardavėjos. Nes kai pas mus ateina į pokalbį potencialus klientas, mes jam labai atvirų tekstų paaiškinam, pasakom, prigazdinam, kiek reikės įdėti darbo. Ir, žinai, gal kažkas iš karto nupultų pardavinėti rezultatą ir tą svajonę. Taip. Bet vat, kadangi tiek man, tiek Kristinai, tiek žinau, kad ir Viktorijai iš tiesų yra svarbu, rūpi, gal ne kiek svarbu, kad pasiektų rezultatą tas žmogus, bet rūpi iš meilės žmonėms. Tas noras, kad jie taptų sėkmingais, ane? Ir vat būna tokių, kurie tikrai įsivertina, kad ten reikės ne tik pirštą pajudinti, bet ir šikną pakelti. Ir dalykus padaryti. Ir kad nepatogu bus. Ir mes papasakojam, kaip kai kuriem ir tam tikri vidiniai procesai pradeda vykti, kada tu pradedi eiti iš aukos pozicijos ir dėti žingsnius ir pasileidžia programos ir ašarų būna. Ir neteina dirbti. Tai ačiū tiems, kurie įsivertina. Nes iš tiesų yra sunku dirbti su tai žmonėmis, kuriuos reikia stumti. Taip, kurie tiesiog nori... Kurie nori, kad už juos padarytum. Dažniausiai taigi taip ir yra. Tai pagrindinisgi, sakau, motyvas specialisto irgi ieškoti yra su ta intencija, kad man duos atsakymą, man subraižys visą schemą ir dar už mane ją nueis, o man tik tai įkris atlygis iš mano pašaukimo. Tai toksai. Viktorija, aš dar taip, žinai, į pabaigą keliaujant turiu tau klausimą tokį. Jeigu vis dėlto dabar kažkas, kas mūsų klauso, ar ne, pradėjo galbūt savo kelią, gal kažkas ir nepradėjo, bet jaučia, kad stagnuoja, kad sustoja, galbūt svarsto iš viso judėti pirmin, gal grįžti atgal, gal viską mesti, gal čia ne man, gal ne laiku, gal per vėlu. Ką daryti tokiam žmogui? Nuo ko pradėti? Tai svarbiausia pirmiausia įsivertinti savo būseną, ar aš ne aukos pozicijoje dabar, ar aš bent jau turiu kažkiek resurso, padėkoti savo už tą kelią, kuris jau praeitas ir kiek padaryta, pasižiūrėti veiklas, kurie užpildo tave energiją, nes mes dažniausiai taip, jeigu mes jau įstringam kažkur, tada ir vėl įsijungia tas, kad kitiems sekasi ir dar save smugdinam žemiau plintuso, tai šiuo atveju tiesiog nuimti fokusą nuo tai, kas smugdina, o fokusuotis į tai, kas kelia tave aukštyn. Ir viskas prasideda nuo būsenos. Jeigu aš pilna, vadinasi, aš tada galiu ieškoti sprendimų, ieškoti kažkokių kitokių išeičių. Žiūriu, man tada ateina kažkokios kitokios mintis ir idėjos kūrybiškos. Nes mes dažniausiai įstrigę į vieną kažkokį dėžutę ir tik tai taip ir anaip, ypač dabar sekėsi vienaip, o dabar žiūriu, kad nesiseka. Tai dažniausiai, kai mes, kaip dažniausiai, tam tikra krizė, tai ženklas, kad jau reikia daryti kažkaip kitaip. Tai, bet susijimti, atkurti savo resursą, ieškoti įkvėpimo, tas įkvėpimas pas kiekvieną žmogų ateina labai skirtingai, čia atrasti savo būdą. Ir daryti jau kitokius žingsnius. Ir žiūri, kad išjudė, jau po truputį išjudė. Ir niekas nesakė, kad bus lengva. Tai labai džiaugiuosi, kad šitą pakartom ir užakcentavom, nes aš labai dažnai girdžiu, kad, žinai, jeigu padaryti teisingą sprendimą, tai viskas turi klostytis čia kaip sviestų patepta. Ateik pas mane 5K tavo sąskaito iš karto. Ir viskas bus iš flow, žinai. Viktorija, gal turi kokį nors irgi patarimą, kaip iš tos aukos būsenos, ar ne, kurią minėjai, pereiti į tą kūrybišką savo dalį. Gal yra kažkokių mini tipsų, kaip neprašom atskleisti visų paslapčių. Taip. Bet tiesiog, jeigu kažkas dabar nebežino, kaip čia peršokti, žinai, kaip tą padaryti, gal turi kokį nors patarimą. Šiaip iš tikrųjų viskas labai individualu, jau su Neringa kalbėjau, sakau, blemba, viskas ant tiek individualu, nežinau, kaip reikės taip bendrai pasakyti, kad visiems, bet pirmiausia, tai sportas. Arba išeiti bent jau pasivaikščioti, grynas oras. Nereikia kažkokių ten, kažkokių labai stebuklingų dalykų. Maistas tas pats subalansuotas, nes jeigu mes privalgome magdaką, tai, ne
iš karto bus bloga. Ne rytoj bus bloga, o po 3-4 dienų mums bus bloga. Tai maistą pasižiūrėti, pradėti nuo, nežinau, čia jau gal per toli kažkam bus, bet jau kažkokias meditacijas arba hipnozės bent jau vakarui, kad jau savo programos tam tikrus tarakonus išvalyti ir kuo mažiau skrolinimo, nes, žinot, utopija galvoti, kad visiems sekasi, tik tai ne man. Tiesiog gyvenkite tą mintim, kad man nuo šiandien sekasi ir kas be nutiktų, pradėkite džiaugtis net nesėkmėmis. Vat sustabdė policija, faina, vadinasi, ten galbūt būtų avarija, kur aš galėjau papulti. Tiesiog džiaukitės, man šiurpai eina viskas, džiaukitės ir neieškokite šiknos smegenų. Labai, labai geras patarimas. Mes kaip žinodamos su Neringa susitikom sekmadienį, bet toj pačioj parduotuvėje naujas sporto timpas nusipirkom irgi, kad grįžti į tą režimą. Aš dydžio negavau beje, tai aš su senom, bet aš jau sportuoju. Čia senokai. Aš paėmiau tą dydį. Ne? Bet labai labai pritariu tikrai, kad kartais išsikraustyti reikia šiek tiek iš savo šitos dėžutės ir užsimti bent jau savo to fiziniu kūnu ir skirti jam dėmesio ir labai dažnai padirbėjus čia ir to vidinio resurso atsiranda ir tos šviesos akise ir tų idėjų ir įkvėpimo. O kam neatsiranda, tai keliaukitės, kreipkitės tikrai pas pokyčių mentorę, kad padėtų jums iš tos stagnacijos išjudėti. Tai tikrai labai labai, Viktorija, ačiū tau, patenkinai mano smalsumą, labai daug sužinojau dalykų, kurių irgi nežinojau ir labai džiaugiuosi, kad tikrai palėtėm tokių labai labai, man atrodo, svarbių momentų ir netgi, sakyčiau, sugriovėm keletą mitų apie tą sėkmę, nesėkmę, apie tą tobulą kažkokį tai kelią ir kaip kurti ir pradėti tą savo veiklą. Tai labai ačiū tau. Ačiū Jums, merginos, kad pakvietėt ir tikiuosi susitiksime jau kažkur kitur. Erdvėje. Ir bendruose projektuose gal kažkada. Tai tikėtina, kad taip. Ačiū Jums. Ačiū.